Guten Tag from Germany. Esam jau Germany. Ką aš dabar darau, tai važiuoju į mašiną, prasisiurt mašiną, todėl ką vežėm cibulius iš Lietuvos į Vokietiją, o cibulių, kadangi Beata neįdėjo į jokį papildomą maišą, tai vežėm tiesiog tarp tinklą. Nu ir ką jūs galvojat? Visi cibulių lukštai pas mane bagažiniai mėtos, o aš jau su nesvarę mašiną tikrai nevažinėsiu po Germany. Tai dabar tą ir važiuoju padaryti, o po to važiuosim į kažkokią tai šventę Fastnet. Tai kažkas maždaug panašus kaip Airijai būtų Patrika diena, tai čia vadinas Fastnets. Bet, Beata čia labiau žino, dabar Beata yra namie, prausęs, aš jiems pats išvažiavau greitai įsisurtą mašiną, tai jin labiau žino, kame čia esmė to šventės. Bet žinau tik vieną, kad ten gali būti, kad tave aptaška dažais, batus pavogi. Tai aš nežinau, su Zateškim jaučiu prisitrauksiu savo batus prie kojos ir kokį maišą apsimausinu, nes jeigu dažais išpurvės, įstriukė, viską išpurvės, tai kaip man daugiau reiks. Nesąmonė muziejus. Va, pažiūrėkit, kiek cibulių. Vien cibuliai. Cibulins. Čia jau labai gaila mest tarą į šiukšlių dėžę, nes kartais būna aš tiesiog išmetu tarą į šiukšlių dėžę, jeigu esam kažkur tolinas dėl vienas taras šiukšlyną čia vežiotis, bet Vokietijai kaip po 25 centus už tarą. Aš įdėsiu, kad ir į bardačioką, kad tik būtų ta tara. Nes keturias karbonkės atiduodi eurus. Lietuvai 10 skarbonkių reikia atiduoti, kad būtų eurus. Tai įdėsiu bardačioką. Nu va, guolis blizga. Labai daug iš jūsų sakė, kad aš pamėgdžiu samošką su žodžiu golfesteris. Tai tiesiog aš antiek esu atsižiūrėjęs samoškos, ką man įstrigęs tas žodis golfesteris. Bet nuo šiol aš tiesiog vadinsiu golfą guoliu, joniškietiškai. Nebe golfesteriu, kad jūs nebesakytumėt, kad aš kopijuoju samošką. Tiesiog jis mano favoritas yra ir aš visą laiką, kai žiūriu, man yra įsiminęs golfesteris. Bet nuo šiol bus guolis. Einu nusausint, kablizgėto ir lėksim į Fastnetą, ar ką ten, Fastnetą. Nežinau šiaip realiai. Čia Vokietija yra plus 3 laipsnė. Šiaip dabar, kai saulė šviečia, man karštas sustriukė. Tai grįžus iš Lietuvos iš minus 20 į čia, tai nori su šortais ir su maike vaikščioti, nes žemužė pas Lietuvai šiais metais galinga. Labai norėjom ir gavom. Ir nėra čia ko dėjuoti, kiti dėjuoja, oi, čia jau nebereik man tokios žiemos. Tokios žiemos į turbūt, aišku, kartais ir aš pats padėjuoju ušinius, bet gerai šiaip iš vienos pusės. Geriau negu pliurza, lyn lietus į depresiją. Medžiai pliki, lietus lyn, dangus cepelininis. O čia va, kur mes esam čia, pačioj apačiai Vokietijos, tai čia labai retai būna debesuota. Vasara tai iš viso čia. Kiaurą vasarą, jeigu vasara, tai kiaurą vasarą plus 30. Kartais ten būn palyn, bet kiaurą vasarą saulė ir mėlyns dangus. Tai man to kanta čia yra gerai. Na ką, laba diena ir iš manęs. Pasiėmėm savo kūdikį su savim. Važiuojam saldainių gaudyti ir pažįsim, kas ten mūsų lauk. Turėtų būti labai smagu. Seniau aš visą laiką tenai važiuodavau. Fastnet. Čia yra fašins. Vaikšta raganos, mėta saldainius vaikam, gazdin, išdaža veidą, ein tokios parados, patys pamatysit ir bus tikrai įdomu. Niko? Verki. Tai va jau atvažiavom, gan daug žmonių čia, jau visur susistatė mašinas ir pažiūrėsim, kas čia bus. Alaus bus? Bus. Daug bus. Va, esam tokiai juodoj skyliai. Šūka man auklėtojas. Net nesijaučiu, kad čia vyktų kažkokia šventė, nei muzikos nieka nėra. Bet kažkur gal kažkas vyks, nežinau.
Šiaip mes nešventiškai greitai apsirengę Kodėl? paprastai, šiaip iš tikrųjų turim persirengti kažkuom. Čia Betos sesė, susipažinkit, pasakyk vardą. Labas, aš Guostė. Aš Lažguostė, aš iš Lietuvos, aš gyvenu Vokietijai. Ja. Ja, tai va tokias va reikaliukai. Einam švęsti. Šventės. Nu, sekmadienį čia Vokietijai nieko nepašvęsti, čia nieks nedirba. Čia visi pasivaikščiot, šunius pavedžiot, kebabinės, va, te dirbi viskas. Parduotuvė pasvajok, McDonald's va. O taip, tai čia visi pasivaikščiot. Iš vienas pusės gali gerai. Normalų žmonės taip ir Taip, daro. iš vienas pusės gerai, nes žmonėm reikia pailsyti kažkokią dieną. Reikia būti, kad nieks nedirba, iš visai nieks nedirba, nei jokia parduotuvė, nei jokias kasininkės, sekmadienis yra laisva diena visai Vokietijai. O Ir turi Lietuvai būt ką? ramybė. Lietuvai net per kalėdas dirba. Per kalėdų dieną dirba iki 4 vakarą. Neleid žmonėm švęsti kalėdų. Negerai yra. Turit leis žmonėm pailsyti irgi. Mes visi lygiai verčiai. Ne? Taip. Na. Aš Beta manau, sakė, jo. negalima ten eiti patį priekį, nes kas būn? Gali atimti mūsų kamerą. Ir batus gali atimti. Ir batus gali. Ir gali Ir aš šieną apsimovau išvolioti. specialiai purvinus batus. Jie baisus ir aš visą žiemą su jais pravaikščiau. Ir į šieną gali išvolioti. Aš Ir net ne- plaukus subelti. Aš nei kartą net nebuvau apsimovęs žieminių batų šią žiemą, per -20. Taip. Tai ir dabar pasinaudojau tą progą, kad jeigu pavoks mano batus, tai tegu guk va šitus purvinus. Galėsi įsiskalbti, kai pavoks. Va, braliuk stovi, irgi guolis. Keturi jūrikai, jau dūmai veržės kažką deginimus, ir keulę arba paršą. Jų kostiums šitų raganų gali kainuoti nuo 3 iki 10 tūkstančių eurų. Iškapstuotos kaukės, nudažytos, pasiūti rūbai. Tai va tokia va kaina. So, der wo so hubert, Jeigu nori geros kaukės, die kommen aus dem 4000 eurų. Reifenähle. Kai skaptuotų vienie. Beras, Es ist gar tokia kein kaina. Anzug, da wo Nieko nesuprant, kas čia vyksta. Eik tu savo. Ja, pirma. Paimk kamerą. Kiekviena iš pabaisas vos ten pavogė mano kameros. Vor allem, wenn man es ins Gesicht hat, vorne soll bleiben. Kažkaip čia man pavojinga šitai šventį. Su botagu lupa žmonės. Nu ne žmonės, bet svaida botaga. Aš pavargau, čia labai neįdomu toj šventijai. Neįdomu? Nu tu neišgyręs, nesuprasiu. Ja, ich weiß nicht, die Schwertaufen. Išeinam iš šventės. Entschuldigung, Viskas. Entschuldigung. Čiau, šventė. Neįdomi. Šventė dar nepasibaigus, jau išeina. Bet aš išeinu, nes man čia atsipūs. Aš tai dar labai norėjau pabūti. Nes moku linksmintis. Ja, mačiau, kaip tu linksminais. Atsistojus tiesiog žiūrėjai. O tu ką man daryti? Tai Man linksmintis, smagu žiūrėti. šokt, dainuoti. Man smagu žiūrėti. Leidžia. Personen? Ja. Ja, haben wir so die Küche gemacht, aber in so in 15 Minuten auf. Die Küche auf. Okay. Jo, čia sėdam. Čia labai fainai. Oi, pirmą kartą sakiau, už 15 minučių jau atsidarės virtuvė. Ai, dar tik atsidarys už 15 Taip, minučių. ir bet mum jau leido. Nes kadangi kaims esam iš kaimo atvarę, mums įsileidžia. 63 eurų už kilogramą. Aš šonkulius. Šonkuliukus. Žiūrėk, kiek daug. Kaip galvojat, suvalgysiu? Steikai atrodo, aš nežinau, kaip čia jos suvalgyti. Sėsas burgeris parodėk. Oh my goodness. Tėčiai lašiša, o mamos kepsnis. Nu, skanaus. Visko buvo daug per daug, tai daug įdėjom, kad supakuotų į namus. Ir labai patiko. 103 jūrasikai. Ciao. Hello.
Hallo. Schon lange nicht mehr gesehen. Kas šitai? Pakyk biškai. Betas susitiko savo auklę, dabar rytumėt girdėt per mikrofoną, kaip šneksu savo auklę vokiškai. Girdit? Aš jau toli nuėjau, jie da ten kalba. Ai ne, ir aš atsijungė. Nu, žodžiu, sutiko savo auklėtoje. Ką, paėdėm viskas, važiuosim namo. Šiandienai tiek. Oi, da šunis yra, pamiršau. Ką tu gera? Aš pamiršau, kad šunis mašinai palikti. Niko, čo to jesteś, Niko? Čo to robiš, Niko? Jau žodžiai steika iš mano burnos. Gerai, varom namo. Susitiksim namie. Nu ką, viskas, grįžom namo. Dabar pas mum iš tikrųjų yra sekmadienis. Tai šitą video jūs matot gal pirmadienį arba antradienį. Mes biškį vėluojam. Tai kelsiu visą medžiagą, eisiu editinti. Šiam video bus tiek. Ir ką aš noriu pasakyti, kad mes kai kėlėm savo pirmą video, tai buvo vakare. Mes surinkom 1500 prenumeratų per naktį. Tai čia yra kosmosas man asmeniškai YouTube'ai. Tai ačiū Jums labai, ačiū, kad palaikot. Labai komentarai visi labai gražus, labai motyvuojantis, visi palaikot. Tai stengsimės, jau 3 video iš eilės yra, dabar šis yra 3. Stengsimės kelti kasdien. Aišku, čia ne visą laiką šiais kasdien nenoriu prisižadėti, bet kuo dažniau, tuo geriau. Tai aš einu kelti visą medžiagą, einu editinti ir susimatysim kitą video.